Sveiki visi radio stoties Ekstra FM klausytojai. Eterėje laida Pokalbių klubas. Nors Lietuvoje bei daugelėje pasaulio šalių naujieji metai jau praėjo, tačiau šiandien sausio 28 dieną yra švenčiami kinų naujieji metai. Šią progą norėtumėme pakalbinti Wing Chun Kung Fu asociacijos vadovą Liną Gudonavičių. Sveiki, Linai. Papasakokite, kaip kinų kultūra persiduoda treniruočių metu. Išties geras klausimas. Galbūt vertėtų pirmą pasakyti tai, jog, ar paminėti tai, jog kiekvienas žmogus atėjęs į kung fu treniruotes nebūtinai kinų kultūros ieško. Bet tie, kuriem yra įdomu, kurie domisi kinų kultūrą, tai tie žmonės be abejonės jie tada klausia, tai kaip čia, su kuo tai yra susiję, iš kur tai yra kilę. Na ir taip po truputėlį jie prisiliečia visų pirma treniruotėse išgirzdami kinietiškus žodžius, kažkokius tai pavadinimus, tada yra tradicijos tam tikros. Na, tarkime, mes Lietuvoje, jeigu kažką tai gero padarom kitam žmogui, ko mes tikimės? Mes tikimės, kad tas žmogus pasakys ačiū. Ir tai yra priimta. Arba jeigu susitinkam su kažkokiu žmogumi, kurio seniai nematėme, mes apsikabiname jį, paspaudžiame jam ranką. Na, kinų kultūroje arba toje Azijos kultūroje tai yra, kaip, na, turbūt matėte ne vienas filmuose, žmogus kitam žmogui nusilenkia. Tai va tokie dalykai, jie dažniausiai tam atėjusiam žmogui pirmą užsiėmimą labai stringa ir jis sako, kodėl čia visi lanksosi, kas čia darosi? Kas tai yra. Na ir tada toksai prisilietimas prie tos kinų kultūros, jisai natūraliai vyksta. Yra pagarba meistrams, yra pagarba mokytojams, yra pagarba tai vyresniai kartai. Na, visi šitie dalykai, jie ją formuoja. Mes dar turime tokį labai įdomų dalyką įtraukę į savo veiklą. Tai įtraukime panašiai prieš porą metų. Tai arbatos gerimą. Pagal kinietišką kultūrą visi kartą mėnesyje, kiekviename klube mes darome arbatos gerimą. Tai turime tam ir priemonės pasiruošę, susipažįstame su arbata ir iš tikrųjų visi kartu prie arbatos to pačiu ir pabendravome. Jo labiau, kad ši tradicijos dalis buvo, iš esmės, jį buvo naudojama, jį buvo sudėdamoji dalis šio kovos meno treniruočių, reiškia, po treniruočių mokytojas pasikviesdavo mokinius, sakydavo, einam išgerti arbatos. Tai sakydavo, einam jamčia. Jamčia tai būdavo tokie Kinijoje arbatos namai, kur visi būtent ten susitikdavo ir gerdavo arbatą ir šnekučiuodavosi apie, nebūtinai apie treniruotes. Tai tokie dalykai, jie prindavo ryšį ir žmonės tiesiog suformuodavo kažkokį tai sociumą. Kaip sugalvojate savo asociacijos pavadinimą? Na, čia kankamai natūraliai tai įvyko, čia kaip ir Europos Sąjunga, tas pavadinimas turbūt irgi buvo formuojamas atsižvelgiant į tai, kad tai vienyje Europos šalis ir tapo Europos Sąjunga. O Baltijos Wing Chun Kung Fu asociacija tai buvo susijęs su tuo, kad tai asociacija vieninti Baltijos šalis, tai yra vienas dalykas, toliau kiti žodžiai du yra Wing Chun, tai yra būtent kovos meno pavadinimas, Kung Fu tai nurodo, kad tai yra kinų kovos menas, asociacija tai rodo, kad tai yra susivienijimas. Todėl šitas pavadinimas jis natūraliai susiformavo ir pasaulyje yra daug tokių atitikmenų, įvairių kitų kovos menų, tame tarpe ir Wing Chun kovos meno, kaip Rytų Europos Wing Chun organizacija, Vakarų, Azijos, Amerikos ir taip toliau ir panašiai. Kokią naudą Wing Chun Kung Fu suteikia sportuojantiems žmonėms? Taip, dabar vėlgi, kiekvienas žmogus, kuris ateina į kung fu užsiėmimus, turi savo siekius, savo tikslą. Dažniausiai, kai mes paklausim, koks tavo yra tikslas, ne kiekvienas jį pasako atvirai, kodėl jis iš tikrųjų, kai kurie bando labai būti populiarūs savo atsakymais ir sako, taip, aš noriu sustiprėti fiziškai, kiti ateina ir sako, aš tiesiog noriu numesti svorio, būna ir tokių variantų. Kiti sako, šiaip, turiu laiko laisvo, čia man yra įdomu, turėjau kažkada tokią aistrą ir dabar atėjo tas laikas, kada noriu tiesiog įgyvendinti savo jaunystės svajonę ar vaikystės svajonę, kas tai bebūtų. Čia reiškia pasitreniruoti kung fu. Na, tai tokiem žmonėm, kurie ateina į kung fu treniruotės ir jiem esminis dalykas yra svorio metimas, tai nemanau, kad tai kung fu yra pagrindinis dalykas, ko reikėtų užsiimti, jeigu tik tai jam yra aktualu. Todėl dažniausiai, kai tu paklausi dar vieną kitą klausimą, kada žmogus atsiveria, dažniausiai tai būna vis tik tai savyginos dalykai, kad žmogus jaustųsi labiau pasitikinti savimi. Taipogi koordinacijai, tokie dalykai tada pradeda atsiskleidinėti tame žmoguje kaip kažkoks tai poreikis, ko jisai nori. Ir iš tiesų, kiekvienas žmogus, kuris ateina čia, jisai be abejo, jisai gauna ir tos fizinės naudos, nes yra tobulinami tie patys refleksai, koordinacija, kvėpavimas, jisai geriau jaučiasi tas žmogus, jo labiau, kad tų pratimų dėka jisai gali atsipalaiduoti nuo tos rutinos, nuo darbe buvusio streso ar dar kažko. Jisai tą laiko
laiko tarpą tiesiog praleidžia geroje aplinkoje ir jisai pailsi psichologiškai. Todėl tai yra tikrai labai svarbus ir kiti dalykai, ne tiek fiziniai dalykai, bet ir psichologiniai, vidiniai dalykai. Kiekvienam judesiui atlikti reikalinga ir koncentracija. Tai tu, jeigu ta koncentracija į vieną judesį į kitą, tu kažkaip tai koncentruojas, bandai įveikti kažkokius tai pratimus, tai be abejonės, po to vėliau tai ir asmeninėme gyvenime padeda. Aš nekartą esu girdėjęs, ne tik aš, ir instruktoriai, kada tėveliai skambina ir sako, va, mano sūnus čia buvo toksai, na, moksluose kaip ir neblogai, bet tiesiog su ta koncentracija. Ir tai čia nesusikaupė, tai to nepadaro, tai kažkur tai vėl kažkokios disciplinos trūkumas. Va, po jūsų treniruočių kažkas pasidarė, jis pasikeitė, jis pradėjo čia koncentruotis, daryti, labiau susitelkė ties užduotimis. Vadinasi veikia, o neveikti negali. Tai yra seniai įrodyta, kad žmogus, kuris taip pat lavina savo judesius, motoriką, jo gebėjimai, kiti gebėjimai susiję su intelektualinė dalimi, jie be abejonės kinta. Tai vis tik tai vystomi yra būdų smegenų pusrutuliai ir tas yra labai įdomu, nes, na, kaip mes ir žinome, kairys smegenų pusrutulis yra atsakingas už dešinės pusės valdymą ir atvirkščiai. O Wing Chun Kung Fu sistemoje yra įdomu tai, kad pats principas yra, mes smūgiuojam ir ginamės vienu metu. Reiškia, viena ranka daro vieną dalyką, kita gali daryti ranka kitą dalyką. Tai be galo stiprus yra iššūkis žmogui ir kai jam pavyksta tai padaryti, na, jisai jaučia didžiulį pasitenkinimą ir iš esmės nėra kada net galvoti apie problemas ir kitus dalykus, tiesiog telkiesi ties užduotimis. Todėl taip, yra tiek fizinės, tiek protinės, tiek bendrųjų naudų, kaip kad ir buvimas grupėje, bendravimas su žmonėmis ir, na, mūsų tikslas yra užtikrinti gerą mikroklimatą, kad tenai būtų tik draugiški žmonės ir ne veltui yra mūsų viena žinutė transliuojama taip pakankamai aiškiai, kad tai yra kovos menas geriems žmonėms. Todėl pas mus iš ties, jeigu ateini, tik tai geras žmogus pasilieka ir tokie tik tai ten pas mus ir yra. Bent jau mes tuo tikime ir stengiamės, kad tai būtų. Papasakokite, kokius pasiekimus gali gauti Wing Chun Kung Fu nariai. Tai kaip kiekvienoje mokykloje mokinys yra identifikuojamas pagal tai, kurioje jisai klasėje mokosi, jisai už tai turi atsiskaityti, atlikti tam tikras užduotis ir vėlgi tam tikrose klasėse yra egzaminai, kuriuos jis išlaikęs yra perkeliamas į kitą klasę, taip toliau ir panašiai, vėliau universitete panašios sistemos yra taikomas, tai lygiai taip pat ir čia. Tai yra Kung Fu mokykla, mes tą visada pabrėžiam, kad tai yra Kung Fu mokykla. Kartais ta mokykla, kai pasakai mokykla žmogui vėl, atgraso, aš nebenoriu galbūt į mokyklą, ar užtenka man tų mokyklų ir tų studijų. Bet svarbus dalykas yra tai, kad tu jeigu žinai, kad yra ugdymo įstaiga ir tavo tada kaip mokinio yra pagrindinis tikslas mokytis, o mokytojui mokyti, padėti tau pasiekti kažkokius, reiškia, tikslus, tavo vidinius tikslus arba tai, kas tau priklauso tais pirmais mokymo metais, jeigu kalbėtume mokykloje arba pirmai klasiai, tai tada tavo mokymasis yra nechaotiškas, nepabiras. Tu žinai, tau priklauso tokia programa, tu ją mokysi ir tai europiečiam be galo patinka, tu išmokai, atsiskaitai, esi pervedamas į kitą klasę. Lygiai taip pat ir čia. Tai yra 12 mokinių pakopų arba 12 mokinio lygių, lygiai taip pat kaip mokykloje ir vėliau yra meistriškumo lygiai. 4 pirmi meistriškumo lygiai yra techniko lygiai, kaip būtų bakalauro studijos universitete, būtų analogas, kada tu daug technikų bandai išmokti, suprasti, dar nesuprasti, bet jas įvaldyti, jas pritaikyti kažkokiu būdu, kaip bakalaurinį darbą parašyti. Vėliau yra praktiko lygiai, tai vadinkime, tai būtų senais laikais tokia kaip habilitacijos, dar ne habilitacijos dalis, bet doktorantūros studijos būtų jau, kada tu praktiškai bandai suvokti visą tai, ką tu mokėsi anksčiau ir jau gilintis į tą dalyką. Ir vėliau yra supratingo meistro lygiai, dar 4, tai yra švietėjo stadija, kur jau būtų habilitacija, jau tu kaip profesorium bandytum tapti. Todėl taip, ta sistema jinai yra sakykime, dera su tuo, prie ko mes esam pripratę, kada mes patys šitoje visuomenėje ugdomės, augame, mokomės ir visa tai yra sugraduota į mokinio lygius ir į meistriškumo lygius. Sugrįžime po trumpos muzikinės reklaminės pertraukos. Likite su Extra FM.